Sveiki, ožiaragiai. Na, dirbot ir dabar ateina pauzė. Iš tikrųjų, šis mėnuo, tikrai ne jūsų darbo savaitė, atsiprašau, ir mėnuo, ir šiaip šitą savaitę tikrai jūsų darbui nėra labai stipri ir aktyvi, taip kad teks daryti pauzę. Dabar ką toj pauzėj geriausia veikti? Užsiimti grožio dalykais, grožio ir sveikatos dalykais. Poilsis taip pat yra sveikata ir grožis. Taigi netingėkite patingėti. Ir tikrai nesirūpinkite dėl darbo apimčių sumažėjimo ar dar kažko tokio, kas yra susijęs su jūsų reguliaria veikla. Nes Veneros padėtis yra puikiai ir aš manau, kad jinai atneš jums labai daug džiaugsmo, tai yra ir sveikata, ir laimė, ir meilė, ir grožis, ir viskas, kas su tuo susiję. Visi kiti dalykai yra tokie vidutiniški. Todėl, jeigu ir emocinis fonas pas jūs, kaip sakant, su jumis liktai viskas vyksta normaliai, bet tas emocinis fonas toks kažkoks liūdnas, gal nerimas kažkoks, tai va čia reikėtų irgi biškai filtruoti, ką mąstote ir deginti savo blogas mintis tam, kad nematerializuotume tai, ko nereikia. Taigi, brangieji, mokome šią savaitę tingėti, ilsėtis, lakstyti po kokias kosmetologės, vaikinai matyti sporto salę, ar tai į kokią medžioklę, vienu žodžiu, visa tai, kas suteikia mums džiaugsmo ir atleidžia nuo bet kokių pareigų, nes tas pareigingumas, biškutė, kartais, kaip žmonės sako, užknisa iš tikrųjų. Taigi, brangus ožiaragiai, būkite sveiki, laimingi ir turtingi, palaikom vieni kitus ir neužmirškite mūsų palaikyti, spausdami patinka ir prenumeruodami mūsų kanalą. Iki kitos savaitės. Ate.